Sveiki, čia ir vėl Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia susikurti TeamSpeak'o serverį. Taigi TeamSpeak'as, kas nežinote, yra internetinis balso chatas, kuriame galima tiesiog šnekėtis. Jūs ateinate į tam tikrą kambarį, chatą ir šnekate su visais draugais ir pažįstamais ar šiaip žmonėmis, kurie yra tame kambaryje. Taigi ši TeamSpeak programa yra labai populiari tarp gamerių. Ir jeigu žaidžiate kokius nors žaidimus, tikriausia jūsų kolegos draugai naudoja šią programą. Taigi, kaip susikurti TeamSpeak serverį? Visų pirma, ko jums reikės, tai susižinoti savo kompiuterio IP, lokalų IP, tada sukurti port forwardą, tada suinstaliuoti klientą ir tada susinstaliuoti TeamSpeak serverį. Na ir tada su klientu galėsime prisijungti prie serverio. Ir taip pat, ko čia reikės, tai viešo IP, kurį reikės duoti savo draugams, kad jie galėtų prisijungti prie jūsų. Taigi, pradėkime ko gero sudėtingiausio dalyko, tai port forwardo. Taigi, kaip daryti port forwardą, portų pervadą, prievadą, išvadą, pamokėlę video jau dariau, taigi pažiūrėkite būtinai šią pamokėlę, jeigu kas nors neaišku, o aš greitai padarysiu šį port forwardą ant savo kompiuterio. Taigi, ko mums reikia, tai nueiti į command promptą, taigi start, įrašome cmd, atsidarys šitas juodas langas, tada įrašome ipconfig, čia susirandame savo IPv4 adresą, taigi štai čia mano adresas yra 192.168.168, o šis default gateway adresas yra mano routerio adresas. Taigi dabar mums reikia atsidaryti naršyklę ir nueiti į savo routerį. Taigi jeigu įvesite tą default gateway adresą į adreso laukelį, jums užkraus jūsų routerį. Mano atveju čia yra BT Home Hub 5 routeris, pas jūs galbūt bus Teo ar panašiai. Ir ką jums čia reikia pasidaryti, tai sukurti port forwardą, portų prievadą. Jie dažniausia bus nustatymuose, gali būti port forwarding pavadinta, arba tiesiog gali būti advanced ir tada ugnesienė, firewall, ir štai čia gali būti port forwardas taip pat. Taigi pažiūrėkite, priklausomai nuo jūsų routerio, port forwardas bus vis kitoks. Ir dabar, ko mums reikia, tai forwardinti 3 portus, 2 TCP portus ir 1 UDP portą. Šiame routeryje galime paspausti Manage Games and Applications ir tada aš jau kūriau TeamSpeak'o serverį, taigi testavau ir viskas veikia ir aš jau sukūręs esu grupę šių portų. Taigi spaudžiu Edit ir matome, čia yra tie 3 portai, taigi TCP, Range, tiesiog įvedžiau, pasirinkau TCP ir čia įvedžiau 10.011, 10.011, 10.011, 10.011, tada add ir čia atsirado tas portas. Taigi jūsų routeryje tikriausiai irgi eina susikurti grupę, jeigu ne, tada kiekvieną portą reikės forwardinti į savo IP adresą. Taigi pats forwardinimas, tai tiesiog pasirinkame aplikaciją arba žaidimą. Taigi mano sukurta TeamSpeak grupė. Ir tada select device. Ir jums reikia nurodyti savo kompiuterio IP adresą. Taigi mano kompiuterio adresas buvo štai šis. 168. Įvedame 168 čia. Add. Ir matome atsirado TeamSpeak aplikacija. Čia yra grupė portų, 3 portai. Ir device jūsų kompiuteris. Apply. Ir viskas, pas mane port forwardą jau padaryti, bet jeigu pas jūs neišeina ar kas nesigauna, būtinai nueikite ir pažiūrėkite šį video, nes ten yra šiek tiek detaliau viskas paaiškinta. Taigi, dabar ką mums reikia padaryti, tai parsisiųsti TeamSpeak'o klientą. Einame į TeamSpeak'o svetainę, štai čia, teamspeak.com/downloads ir tada Windows'ai ir pas mane yra Windows 10, taigi 64 bitų operacinė sistema, parsisiųsti ir taip pat galime, čia yra klientas ir šitas tabas yra serveriai, taigi pas mane taip pat yra Windows'ai ir 64 bitų, taigi parsisiųsti
galime susiinstaliuoti klientą. Taigi, štai taip instaliacija, labai paprastai, next sutinkame, čia reikia perskaityti viską, tada sutikti ir next, tada next, tada kur instaliuoti, next, tada kur saugoti konfiguraciją, tiesiog next, tada nenorime mes šito instaliuoti, jeigu naudojate Overflow instaliuokite, jeigu ne, tada ne, next, ir tada TeamSpeak klientas install. Ir tada galime palikti, kad šią varnelę, kad jisai būtų paleistas iš karto. Taigi, štai taip atrodo TeamSpeak klientas. Dar kartą nuvažiuojame žemyn ir sutinkame su sąlygomis. Čia šiokia tokia konfiguracijos wizardas TeamSpeak'o, taigi next, koks jūsų nikas, Vytautas, next. Voice Activation Detection, čia kaip norite, jeigu jūs pradėte kalbėti, tada TeamSpeak'as automatiškai įsijungs ir visi jūs girdės, arba galite susikonfigūruoti klavišą, kurį nuspaudus jūs šnekėsite, o kada klavišas nenuspaustas, jūsų niekas negirdės. Taigi, žaidžiant žaidimus, patogu naudoti Voice Activation, next. Tada čia jūsų mikrofono nustatymas. Pasitikrinkite, ar veikia mikrofonas. Mano atveju veikia. Next, mikrofon mute. Išjungti mikrofoną, speaker mute, išjungti garso kolonėlės. Taigi next, aš nieko nedarysiu. Čia male, female. Channel switched. Channel switched. Jūsų pranešimai TeamSpeak'o. Next. Ir viskas. Spaudžiame finish, taigi mus numeta į TeamSpeak'o svetainę, mes čia nieko neturime ką veikti. Čia galime prisijungti prie kitų TeamSpeak serverių. Mes prie jų nesijungsim, mes norime jungtis prie savo draugų TeamSpeak'o arba šiuo atveju prie savo TeamSpeak serverio. Taigi, klientas viskas paruoštas, dabar reikia susikonfigūruoti TeamSpeak serverį. Bus pasiūstas zip failas, taigi tą zip failą, ko gero, geriausia jį numesti kur nors į program failus, taigi atsidarome šitą zip failą, atsidarome kitą langą, C program files ir tada tiesiog galime iš šito lango visą šį TeamSpeak serverį išekstraktuoti į program failus. Nori mūsų administratoriaus teisių, tai prašome continue. Galime šį zipo failą uždaryti, dabar lieka mūsų TeamSpeak serveris. Štai taip atrodo išekstraktuotas mūsų TeamSpeak serveris. Ir ką mums belieka, tai paleisti šį TeamSpeak serverio failiuką. Ir mums jį reikia paleisti administratoriaus režimu, taigi spaudžiame dešinį pelės klavišą ant jo ir Run as Administrator. Kad ši programa, jeigu nepaleisite kaip administratorius, kartais ši programa gali veikti netaisyklingai. Taip, ir mes čia norime viską leisti, kad ugnesinė viską leistų, neblokuotų TeamSpeak'o, allow access. Ir dabar gan svarbus dalykas, tai štai šis langas. Būtinai kur nors pasižymėkite prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šis nėra toks svarbus, bet aš jį vis tiek pasižymėsiu, taigi server adminas, slaptažodis ir tada štai šis tokenas yra pats svarbiausias, nes mums jo reikės, norint prisijungti prie savo kanalo. Taigi, serveris paleistas, dabar ką mums reikia, tai susižinoti savo viešą IP adresą. Kur mes jį galime susižinoti, tai galime tiesiog nueiti į Google ir rašyti koks mano IP, arba galite ir klauskite LT pasižiūrėti savo IP adresą. Nuėję į klauskite.lt/mano_IP. Ir mano IP yra štai toks, matome čia. Ir mums jį reikia rašyti į štai šį klientą. Taigi dabar atsidarome patį klientą. Serveris viskas, jisai paruoštas. Dabar atsidarė klientą, spaudžiame Connections, Connect. Ir tada serverio adresą reikia įrašyti. Įrašome štai šį IP 109.149.204.193 nickname. Galime įrašyti štai šį. Jeigu konfigūruosite savo serverį
naudodami tam tikras komandas galite prisijungti iš karto su savo serverio admin ir slaptažodžiu. Ir taip pat paspaudę mo galite įvesti one time privilege key. Taigi štai šis serverio admin tokenas. Privilege key. Taigi įvedę šį key jūs prie savo kanalo iš karto prisijungsite kaip administratorius. Na ir spaudžiame connect. Connected. Ir viskas. Dabar belieka duoti savo draugams savo public IP. Kadangi aš išgirdau connected, tai reiškia, kad viskas prisijungia sėkmingai ir pats serveris yra paleistas taisyklingai. Ir dabar belieka tik tai draugams taip pat susinstaliuoti štai šį TeamSpeak klientą, nueiti į Connections, Connect, įvesti jūsų IP adresą ir savo niką. Jiems serverio slaptažodžio vesti nereikia ir tiesiog paspaudus Connect jie prisijungs prie jūsų kanalo ir galės su jumis šnekėtis. Taip pat galime įsijungti Master Volume, kadangi TeamSpeakas šiek tiek tylesnis negu Skype'as, gali tekti pasigarsinti štai šį Master Volume. Na ir taip pat yra gan daug nustatymų, galite keisti nuėję į Settings ir Options, taigi pasižiūrėkite štai čia, ką galite keisti. Jeigu garso kokybė jūsų netenkina, gali kartais tekti pažaisti su Capture ir tada Echo Reduction, Echo Cancellation nustatymais. Ir taip pat galite pakeisti Continuous Transmission, kad jūsų balsas būtų transliuojamas visada, arba Voice Activation. Bent jau aš, kai pirmą kartą testavau šį serverį, tai su Voice Activation ne visai gerai veikia. Taigi aš naudojau Continuous Activation. Na ką, viskas. Štai tiek apie TeamSpeak serverį. Ko gero sudėtingiausia yra atsidaryti portus, o tada belieka susinstaliuoti klientą, serverį, gauti serverio raktą ir prisijungti prie savo serverio, naudojant savo viešą IP. Na ir taip pat galiu paminėti, jeigu kas nors nesuveikė ir negavote štai šio lango, jums reikia ištrinti savo serveryje štai šį failiuką. ts3 serveris.sqlite.db ir tada šis TS serveris nebeturės savo duomenų bazės ir viskas bus paleista iš naujo. Na ką, šiai pamokėlė tiek. Visą šią informaciją paliksiu šio video aprašyme. Su jumis buvo Vytautas, na ir iki kito karto. Iki.